Labas vakaras. Kaip ir kiekvieną penktadienį su jumis sveikinasi laidos Mistikos pasaulio detektyvai Mėgimantas Žigulis ir mano kolega Kiveta. Mes iš labai patikimų informacijos šaltinių gavome informacijos, kad šioje gimnazijoje vyksta labai keisti ir fenomenalūs dalykai. Taigi atvykome išsiaiškinti, kasgi čia vyksta. Kiveta, pabandykime patekti į šias gimnazijas. Pabandykime. Kai mes atsidūrėme prie šios mokyklos įėjimo, pabandysime patekti vidun. Kas vyksta, nes ne taip? Man rodos, duris užrakintos, palauk. Kaip gali būti Pasirodo duris į kitą pusę atsidaro. Prašom. Taigi pagaliau mums pavyko patekti į šią gimnaziją. Ir dabar mes bandysime apklausti keletą žmonių esančių viduje. Kiveta, eime toliau. Eime, Mėgimantai. Kaip čia? Ką tik sutikome vieną žmogų. Labą dieną. Mes esame Mistikos pasaulio laidos žurnalistai. Ar galėtumėte prisistatyti? Taip, esu chemijos mokytoja. Mes gavome iškvietimą, kad pas jūs mokykloje vyksta labai keisti dalykai. Galite apie tai pasakyti? Keisti dalykai? Kokie dar keisti dalykai? Bet mes buvome informuoti labai patikimų informacijos šaltinių. Ką jūs manote apie tai? Pasakykit, ką nors. Nekomentuoju. Mūsų mokykloje nieko nevyksta. Kiveta, man atrodo, čia tikrai vyksta kažkas keisto. Sveikas. 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 Ir mes esame laidos Mistikos pasaulio detektyvai. Ar galėtumėte prisistatyti? Jūs ką, manęs nepažįstat? Aš gi muzikos mokytojas. Šiandien 4. Klausykite, ar nepastebėjote nieko keisto šitoje mokykloje?
Ketvirtai makaronė gal ateis? Ar galite pakomentuoti apie tai, kas vyksta šioje mokykloje? Niekas neina makaronė, supranta. Visi moka. Aš vienas linksmas. Bet mes net makaronės norime sužinoti. Mes girdėjome, kad čia vyksta labai keistų dalykai. Jūs nieko nepastebėjote. Kas čia? Gyvena, aš mėginam. Greičiau įvykti, mes kažką pastebėjome. Mes kažką pastebėjome. Filmuoji, nu. Ką tik mes buvome labai fenomenalaus reiškinio liudininkai. Mes matėme labai keistai besielgiantį mokinį ir... Bandysime įsiaiškinti, kas tokio keisto vyksta šioje mokykloje. Kiveta, ar tu nejauti kažko keisto? Nežinau, kažkiek keista atmosfera, aš jaučiuosi labai prastai, o kaip tu... Žinok, man va, kelienius atrodo, neningetas traukia. Bet iš tikrųjų, aš nežinau, ir čia taip tamsu, aš nieko nematau. Ką tu tikėsi pamatyti? Nežinau, kažką labai keista ir labai... Mėgiau, tai kas atsitiko? Kiveta. Aš kažką matau. Tai nepatinka. Tai vėl būna šitas. Tai labai atsargiai. Operatoriai, priekį. Einu pirmą, nufilmuosiu, pasičiusiu. Gerai. Čia ne... Kas? Kas čia vyksta? Nesuprantu, kas čia darosi. Mano vaikai! Kas čia? Pabėgo! Nuo ko mes pabėgom? Kas čia? Greičiau, einam, tempus saugu. Kur tu mus vedi? Ten yra daugiau. Ko daugiau? Kur mes einam? Aš nežinau. Aš žinau, aš nežinau. Mes einam prie kažkokį išlikusių žmogų ir ten sakė, yra daugiau. Ten tamsu, aš nežinau. Kiveta, einam. Tai aš nežinau, ar aš noriu čia eiti, aš bijau. Dabar mes papuolėme į kažkokį rūsį. Kaip matau, ten yra kažkokių žmonių, jie slepiasi, bando iš savo. Aš nesuprantu, jeigu čia daug, ar jie mums nieko nepatinka. Aš nesuprantu. Nenormalus. O kas nenormalus? Kas čia? Prašau, ar gali kas nors mums paaiškinti, kas čia vyksta iš turi mokyklai? Aš nebesuprantu. Nuo ko mes čia bėgam? Kodėl jūs čia sėdit? Nuo jų. Nuo ko jų? Tas, kas užpuolė. Kas čia vyksta? Prašau, paaiškinti, kas čia dedas? Viskas pasikeitė. Kas pasikeitė? Prieš 100 dienų. Viskas prasidėjo. Kas prasidėjo? Mūsų draugai. Jie pasikeitė. Kas su tais draugais negerai? Prašau, paaiškinti. Mes jų nebematom. Kur? Tai kas nebemato? Jie ištisai mokosi. Čia buvo jūsų draugai. Draugai mus puolė? Prašau. Ar jūs nebandėte bėgti? Kodėl jūs nebandėte? Ar yra išėjimas iš to Tai mokyklos? pavojinga. Kodėl? Klausyk, Aš mačiau, ką jie padaro normaliem. aš Mes nesuprantu. galim užsikrėsti. O nuo ko čia viskas prasidėjo? Kodėl jie tokie yra? Viskas čia dėl tų uniformų. Jo. Klausyk, aš nebegaliu. Aš nežinau ką. Prašau. Aš nežinau. Nurimkit. Kaip? Aš mokyklą pažįstu kaip savo pirštus. Aš galiu jį bandyti jūs išvesti. Tu išvesim, taip? Prieš lieka, tu mus išvesi iš mokyklos. Aš nežinau, ar išeisim visi. Mes privalom Tu turi rizikuoti. pažadėti. Mes turim parodyti pasauliu, kas čia vyksta. Tikiuosi, tu nufilmuoji visą tai. Ar tu nufilmavai? Viską filmuoju. Ačiū Dievui. Dabar jūs nurimkit, prisieskit, gal kažką rasim užvalgyti, aš einu apsižvalgyti. Greičiau, nes aš negaliu, man nenuoja nervai. Aš tikiuosi, kad jis grįž sveikas. Jis grįž. Jis grįžta. Prašau, pasakyk kažką gero. Prašau, pasakyk kažką gero. Kol kas nieko. Jų ten pilna, mane pamatė. Tai ko vėl leidai? Ką dabar darysi? Kur mes bėgsim? Pro tą pusę. Jūs bėgit, aš jūs išgelbėsiu, bus jūsų didvyris, bėgit. Ai, tu iš Aš čia. noriu paleisti. Ne. Mes turime jums pasakyti, kad mūsų grupė ką tik išsiskyrė, vieninteliai žmonės, kurie pažinojo šią mokyklą, žinojo, kur yra išėjimas, mus paliko, jie išbėgo kažkur kitur. Ir prie viso to gyvena plačiai, kaip atrodo mano šukuosina. Į tokias susivėlus. Klaikiai. Bet nepaisant visko, mes bandysime ieškoti šeimų. Atrodo visai saugu.
Vyksta normali pamoka. Man rodos, ką tik mes tikime dar vieną moką. Niekur neini! Bandysime paprašyti apie savo pagalbą. Ar ne mano kalba, kai mokus, konstrukto pamoko? Bet mes pasiklydom šitoje gimnazijoje mokykloje ir mes nebežinome, gal galit padėti mums rasti išėjimą. Gal galit paaiškinti, kas vyksta tie mėlyni zombiai ir tie išlikusiai gyventojai. Oi, kiti šiandien pradėkit nuo pamokos! Bėgam, bėgam! Iš čia nenormalu! Kur bėgti? Daikit, greičiau! Matome dar vieną žmogų, bet jis irgi atrodo įtartinai. Dėl to mes pabandysime tiesiog praeiti pro jį. Mes reikėjome, užkarbiname, baigėsi tikrai negerai. Pa, kur išeinat? Mes ieškome išėjimų iš tos mokyklos. Mes esame laidos detektyvai, mes atėjome čia tirti keistų reiškinių. Ar jūs nepastebėjote nieko keistų reiškinių? Kastutės, nematėt? Nematėm, bet mokiniai su pamėlusiam akim su knygom rankose jie veisi, jie kaip zombiai kažkokie, ar galite nors apie tai pasakyti? Aš žinokit, turiu savo versiją. Apie? Prasidėjo tada, kai prie normos pastatė naują kebabinę. Ir kas iš to, kodėl? Tada vaikai nustojo į kūno kultūros pamokas, neša savo raštelius iš ligoninės. Klausykite, ar jūs galite man padėti, ar jūs nežinot, kas šį dar, prašau, padėti? Gal žinot, kur yra išėjimas? Prieš keletą dienų aš radau, bėgiodamas koridoriuose, kaip vieną įprastą vakarą. Radau kažkokią keistą knygutę. Joje buvo daug visokių ženklų, bet man nepavyko juos įsiaiškinti. Galite mums ją parodyti? Be abejo. Prašau, veskite mus prie tos knygutės. Bėgam kartu. Bėgsim? Surikiuot, čia visi! Surikiuot! Atsiprašau. O kokia šis sąmonė? Tai pasta. Gerai, tai bus. Knygutės skytiniai užbėgo koldūnų valgymą. Čia ta knygutė, apie kurią Taip, vis tiek nebijot. Gyvena. Keisti ženklai. Gyvena, žiūrėk. Pasižiūrėk, aš mačiau šitą uniformą ant jų, aš dabar viską supratau. Čia uniforma, išvardas, kokia šio forma? Šitas tirpalas, va, pagamintas ir... Supratau, viską. Ar labai slaptas priešnuodis, apie kurį niekam negalima žinoti? Gyvena, žiūrėk. Skaityk, kokią šitą sudedamą... Kas čia? Labai slaptas. Slaptesnis negu slaptos sudėjimas dalis. Chemikalas B, bobilmobilio mygto. Džega, gyvena, žiūrėk. Džega, o, skaityk toliau. Pažiūrėk, gyvena, labai slapta buvimo vieta, sporto salė. Sporto salė rasim visų šitų gerai. Dabar mes galime juos išgelbėti, gyvena, greičiau. Reiks skubėti ir sumaišyti. Pažiūrėk, jie vis normalus. Kas čia?